Eime su manimi į japonišką sporto salę. Papasakosiu apie beprotiškas taisyklės čia. Pirmiausia, lengva apšilimo treniruotė namuose, nes jų tėtis tikrai neišmokys jų gynybos įgūdžių. Tada keliaujame į sporto salę ir leiskite pasakyti, taisyklės čia labai rimtos. Pirmiausia, jokių telefonų skambučių. Rašyti žinutės gali, bet jei atsiliepsi skambutį, visi tave spoksos. Tatuiruotės daugelį sporto salių vis dar draudžiamos, todėl jei turi jas, privalai visiškai uždengti, net pirtyje. Merginoms jokio pernelyg atviro sportinio aprangos kodo. Sportinės liemenėlės be marškinėlių tikrai nebus priimtinos. Ir neduok dieve numesi svorį per garsiai. Jokio triukšmo, jokio garsesnio alsavimo sportuojant. Tik tylus, mandagus kentėjimas. Be to, baigęs naudoti treniruotį, privalai jį nuvalyti, net jei jo beveik nelietei. Kiekvienas treniruoklis turi laiko matuoklį, todėl ant jo galite praleisti lygiai 15 minučių ir tada laikas eiti šalin. Žinoma, čia muzika groja labai tyliai, na ir visa atmosfera yra įdomi. Na, bet sporto salė yra itin švari, visi mandagus ir kaip pripranti prie taisyklių, tai nėra visai tai blogai. Bet labai skiriasi nuo to, ko esu pripratusi.